Šiandien kartu su jumis mes tikintis gyvų Dievu draugai, Dievo vaikai, nuo pat dienos pradžios, ką darome? Šlovinam ir garbinam Dievą. Šiandien susirinkom kartu, kad dėkoti Viešpačiui, kad Jis toks pats šiandien mums geras, toks pats mums gailestingas, visagalis, visur esantis ir viską laikantis savo žodžio jėga. Vat tokį Viešpatį mes pažįstam ir tokio Viešpačio pažinimą dedamės į savo širdį. Šiandien noriu pakalbėti, kas yra Dievo jėga. Dievo jėga, ta Dievo jėga, kuri kad būtų matoma ir reikštųsi mūsų gyvenime. Ką aš išskaičiau šventam rašte, kas man pačiai be galo patiko ir noriu su jumis pasidalinti. Tai, kad žmogus be Dievo yra tuščias, aš taip suprantu, kiekvienam yra aišku, tie, kurie vertina ir pasitikė šventų raštų, nes raštas taip sako, kad žmogus be Dievo pažinimo yra tuščias. Todėl raštas nuolat ir pastoviai ragina mus pasikeisti, atsinaujinti, prisipildyti ir pildytis nuolat ir pastoviai, kol gyvenam žemėje, Dievo pažinimu. Ir kodėl Dievui atrodo, kad žmogui būtina pažinti Dievą. O tam, kad gyventų žemėje sėkmingą gyvenimą ir amžinybei susitiktų ir nueitų pas Viešpatį. Dėl to Dievas ir paliko savo nuostatus žmogui gilintis į Dievo pažinimą. Ir noriu pasidalinti Romiečiams 8-10 skyrius, atversiu, kur sako tą patį, ką ir pakartotino įstatymo 28 ir 30 skyrius. Ir Naujajam testamente mums sako, mums būtent gyvenantiems šitoje epochoje tą patį, ką ir nuo pat pradžių, kad arti mūsų yra kas? Arti mūsų yra žodis mūsų burnoje ir mūsų širdyje yra žodžiai, Viešpats sako. Tam, kad juos skelbtumėte. Ir tada 9 eilutė sako, jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima, taip įgyjama teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjama išgelbėjimas. Ir čia taip aiškiai paaiškina, kas vyksta tada, kai aš širdimi tikiu ir suvokiu, kas yra Viešpats. Ir kas vyksta tada, kai aš kalbu būtent tai, ką Dievas kalba. Ir čia sako, sako taip, kad lūpomis išpažinsi ir taip įgysi išgelbėjimą. Išgelbėjimas vadinasi visiškas mano gyvenimo atstatymas, kai aš širdimi tikiu ir lūpomis kalbu, išpažįstu. Vadinasi, Dievas sako, neužtenka vien tik tai tikėti, bet tas tikėjimas būtų toks užtikrintas, eiti iš širdies ir jis dar įgarsinamas. Nes Viešpats, mes žinom, Jono 1 skyrius sako ir pradžios knyga tą patį sako ir visas raštas apie tai sako, kad iš pradžių buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir kad pats Dievas buvo žodžiai. O dabar jau jūs ir žinote ir nepaslaptis, kad žodžiais yra sukurta viskas tai, kas matoma šitoj žemėje. Vadinasi, žodžiai ir raštas tą patį sako, kad yra forma. Vadinasi, žodžiai formuoja mano gyvenimą. Kokie žodžiai? Ne šiaip žodžiai, bet pilni tikėjimo. Vadinasi, aš tikiu tai, ką aš kalbu. Būtent tie žodžiai
Dievo žodžiai yra tie, kurie yra pripildyti Dievo tikėjimo. O iš kur man žinot, kas pripildyta Dievo tikėjimo? Tai būtent visi 7 000 pažadų, kurie rašte yra parašyti mums, kiekvienam, kuris tiki. 7 000 pažadų, kad veiktų mano gyvenime, aš turiu tuo tikėti. Ir ne tai, kad tikėti juos turėti, bet dar ir kalbėti. Vadinasi, tuos žodžius transliuoti. Nes jeigu mes tikime ir pasitikime Viešpačiu, ir tuo mes skiriamės nuo pasaulio žmonių, kad mes kalbame ne tai, ką matome, ir kas yra galbūt ir sudėtinga situacija. Tai reiškia, ne problema kalbu, aš tikėjimo žmogus, bet aš kalbu atsakymą. Aš vadinasi suvokiu, kad aš esu sutvertas pagal Dievo atvaizdą ir pavydalą. Suvokiu, kad mano burnoje yra Dievo žodžiai. Vadinasi, aš suvaldau savo emocijas, kai noriu kalbėti tai, kas iš mano sielos eina, iš mano jausmų ir bendro supratimo, kuris keičiasi. Aš to netransliuosiu, nes aš turiu jėgų suvaldyti savo emocijas ir kalbėti tai, ką Dievas sako. Ir tame yra Dievas. Dievas tame veikia. Kai žmogus žiūri į Viešpatį, ne į problemą. Kai žmogus žiūri ne kas vyksta aplinkui, bet kas vyktų aplinkui, žmogus, tikėjimo žmogus, tikinti žmogus žiūri į Viešpatį ir jam už viską dėkoja. Nežino, kad Dievas nebereikalo sako, už viską ir visada dėkokite, visada džiaukitės. Reiškia, ne aplinkybėse sunkiuose aš džiaugiuosi. Ne dėl to džiaugiuosi, o dėl to džiaugiuosi, kad šitose aplinkybėse aš praeinu ir matau rezultatą, aš matau jau praėję situaciją. Ir Dievas šlovina būtent tai, kai aš nepasiduodu, aplinkybėse ir elgiuosi taip, kaip Dievas sako. Tai reiškia, mano žodžiai yra pripildyti tikėjimu. Pripildyti tikėjimo, kaip būtų koks kamuolys. Jeigu kas turi kamuolius arba sportuoja, ar krepšinį žaidžia, ar futbolą. Žinot, jeigu kamuolys be oro, jis su juo negali žaisti, jis yra tuščias. Tai būtent ir žodžiai, jeigu jie nepripumpuoti tikėjimo būtent to, ką Dievas sako, jie yra tušti žodžiai. Todėl tai, ką aš kalbu būtent tai, ką Dievas sako ir tikiu, kad tokia yra Dievo valia. Ir žinau, kad Dievo valia yra gera ir tobula tavo valia. Nes prisimenat, Mato Evangelijoje Jėzus ir sako, kaip mokė žmonės melstis, kai mokė savo mokinius melstis. Jis sako, melskime taip, vadinasi, tai reiškia, kai kalbėsite su Viešpačiu, su Dievu, kalbėkite taip. Ir sako, tegu būna Dieve tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Vadinasi, Jėzus aiškiai sako, kad Dievo valia žmogaus gyvenime yra gera. Bloga Dievo valia negali būti. Vadinasi, aš ir sakau Viešpatie, kad tavo valia mano gyvenime tegu reiškiasi gera ir tobula tavo valia. Nes aš tikiu, aš žinau, kad tavo valia yra tik gera. Aš žinau Viešpatie, kad tu esi su manim, kad tu man padedi, kad tu visada mane laikai, kad tu mane įkvėpi, kad tu mane laikai Viešpatie, nes tu sakai, kad tu mane laikai savo galybės dešiniai. Kad tu visada esi šalia Viešpatie, aš žinau, nes tu sakai, kad aš esu. Kad Dieve, tu sakai, kad tu esi visur esantis. Ir aš tikiu, kad mano situacijų tu esi. Kad tu veiki mano situacijai, aš tikiu. Vadinasi, aš kalbu žodžius, ne šiaip sau iš išgąsčio, ne šiaip sau iš nežinojimo, kaip bus. Aš kalbu įsitikinęs, įsitvirtinęs, aš žinau, kad būtent tai, kad Dieve tu sakai, yra tiesa. Ir aš žinau, ko laukiu. Aš laukiu gero, nes žinau, kad Dievo valia mano gyvenime yra gera. Kad Dievas yra geras mano gyvenimo prižiūrėtojas, kad jis lydi mane nuolat ir pastoviai, kad Viešpats apjuosia mane savo jėga ir daro mano kelią tobulą. Vadinasi, kai aš kalbu,
Dievo žodžius. Tai reiškia, aš bendrauju su viešpačiu, aš patinku viešpačiui, nes aš kalbu tai, ką jis kalba. Ir viešpačiui nereikia žinoti pralaimėjimų ar kaip kas vyksta blogai. Kaip kieno vaikai neklauso, kaip kieno vyrai ar žmonos blogai elgesi, viešpas ir taip žino. Bet aš suvaldau savo liežuvį, suvaldau savo emocijas, įpročius neteisingus ir pasikeičiu, kalbėdamas viešpačiui ir maldoj, būtent tai, kaip viešpats sako. Ir viešpats, kaip žiūri į situaciją. Jis sako, palaiminti tavo vaikai ir vaikaičiai, palaiminti tavo namai. Ir visi tavo namai tarnauja viešpačiui. Ir tai yra man tiesa, nežiūrint aplinkybę, kokia jinai bebūtų. Nes aš kalbu tai, ką Dievas kalba, aš sutariu su viešpačiu, susitarusi su viešpačiu. Ir užtikrintai žinau, kad mano žodžiai dabar atlieka darbą. Ir tai yra malda, kai aš meldžiuosi ir žinau, kad kalbu tai, ką Dievas kalba, nes aš vertinu ir branginu viešpatį. Ir todėl kalbu tai, ką Dievas kalba. Aš mąstau taip, kaip Dievas mąsto. Aš aplinkybėse elgiuosi taip, kaip viešpats man nurodo savo žodyje. Ir tai yra tiesa. Ir tai yra jėga ir gyvenimas. Būtent Dievo žodžiai, kurie išeina iš mano burnos, pripildyti tikėjimo, užtikrintumo, laukimo gero, šlovina viešpatį, atiduoda viešpačiui šlovę ir garbę. Ir plius viešpatės pažadas, kad nebus nei vienas sugėdintas ir turės vaisių tas, kuris pasitiki viešpačiu. Tegu kiekvieno iš jūsų gyvenimuose Dievo jėga ir Dievo šlovė būna matoma ir reiškiasi. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.